Tai iš tiesų yra labai brangi sporto šaka ir norint pasiekti aukštų rezultatų reikia pradėti rimtai sportuoti nuo mažų dienų. Ir žinot, kaip nedaug kas yra pasiryžęs investuoti tuos didelius pinigus į mažą vaiką, kai nėra garantijų, kad kažkas atsipirks. Taigi daug kas neišgali, daug kas gal prisibijo tai daryti. Maždaug 2 metukai man buvo. Mano sesuo pradėjo lankyti tenisą, jinai vyresnė už mane, tai vat ir aš sekiau jos pėdomis, taigi va taip ir gavosi, kad sesuo, galima sakyti, atvedė mane į tenisą. Treniruotėse praleidžiu kaip ir normalią darbo dieną, apie 5-8 valandas, priklausomai nuo periodo ir kur esu ir kokia mano fizinė būklė. Varžybos atsirenkamos pagal reitingus. Kuo aukštesnis reitingas, tuo didesnė galimybė patekti su savo reitingu į aukštesnio rango turnyrą, kur ir prizinis fondas didesnis. Tai vat, taip mes ir atsirenkam turnyrus tuos. Aš negaliu atsakyti, kiek kainuoja išauginti sportininką, kadangi tai yra antiek ilgas procesas ir priklauso nuo labai daug faktorių, pavyzdžiui, kaip ar privatus rėmėjas, ar gal kažkas iš šeimos narių treniruoja, ar teniso akademija, ar privačios pamokos ir taip toliau, ir taip toliau. Pradeda atsipirkti maždaug patekus į 100. Tik tai tokiu atveju pradeda atsipirkinėti ne per metus ir ne 2, tai tikrai. Kol kas nėra dar tų tokių labai didelių sprendimų dėl finansų, nes nėra tų finansų tiek, kad reiktų turėti labai daug patarėjų, žinot, kaip sakoma, bet yra artimesni žmonės, kurie man padeda, pasiūlo, pataria ir stengiuosi nedaryti pats klaidų, o pasimokyti iš svetimų klaidų. Dabar man 24, dar sunku sakyti man ir galvoti kažką apie pensiją, bet stengiuosi kuo mažiau išlaidauti ir po to, kaip ir sakot, gal teks su bankininkais pasitarti, duok dieve kada nors ir tada gal kažkokius sprendimus priimsiu. Teniso populiarumą lemia, aš manau, žaidėjų rezultatai ir žmonių požiūris, populiarumas visas ir pagrindėgi juk mėgėjai ir žaidžia tenisą. Ne visi profesionaliai išgali ir nori, taigi reikia džiaugtis malonumais.